Sveiki visi, labai malonu čia būti ir iš tikrųjų kalbėti apie mūsų mokyklos gerąją patirtį, įdėgiant tą iššūkį tokį ir iniciatyvą iš telefono į gyvenimą. Tai buvome tokie, tarsi lyderiai, buvo prieš mus nedaug tokių mokyklų, kurios ėmėsi pirmosios dar praėjusiais metais įdiegti šitą praktiką mokykloje. Ir susižinoję kolegų teigiamas patirtis, keletą pavyzdžių, pamėginome ir mes įdiegti šitą pokytį. Na ir kodėlgi nusprendėme atsisakyti išmaniųjų įrenginių, tų telefonų naudojimuose pamokų, pertraukų metu. Tai pirmiausia, turbūt dėl to, kad pamatėme, kaip mokiniai kartais visiškai nevalingai, nekontroliuodami savęs, žaidžia žaidimus ir yra įnikę į tuos telefonus per pertraukas. Matėme jų tokių socialinių įgūdžių stoką, jų tą nevalingą keiksmažodžių vartojimą, kai jie žaidžia žaidimus ir yra paskendę telefonuose. Taip pat, žinoma, internetinės patyčios, kurias labai sudėtinga yra suvaldyti, surasti ir išsiaiškinti, kasgi ten iš tikrųjų vyksta. Tai nusprendėme, kad visgi mums yra svarbu, kaip ugdymo įstaigai, atsakingai žvelgti į šitą problematiką ir rasti sprendimą, kuris būtų priimtinas mūsų mokyklos bendruomeniai. Na ir žinoma, tikslas buvo, kad mokiniai taptų ne tik atsitraukę nuo tų telefonų, bet grąžinti tam tikrą prasme jiems vaikystę ir tuos tikruosius patyrimus, bendraujant, susiduriant su įvairiais gyvenimiškais iššūkiais pertraukų metu ir panašiai. Tai dar galėčiau paminėti, kad mūsų mokiniai labai aktyviai yra įsitraukę į kvadrato žaidimą, tai ir tą dalyką mums padėjo telefono atsisakymas paskatinti tą fizinį aktyvumą. Na ir iš tiesų skaitmeninės etikos centras labai prisidėjo prie mūsų šito pokyčio įgyvendinimo ir jų pateikti argumentai iš mokslinių tyrimų man pasirodė naudingi pristatyti ir jums. Tai netgi 1 iš 8 moksleivių pasižymi didelę priklausomybę nuo socialinių tinklų. Taip pat yra padaryta tokia analizė, kad didesnis ekrano naudojimo laikas turi didelę sąsają su depresijos ir nerimo simptomų paplitimais. Taip pat 6-14 metų vaikai, paaugliai didesnę mokymosi motyvaciją ir pasiekimus demonstravo būtent tada, kai mažiau naudojo ekrano ir pramogų jame. Na ir žinoma, taip pat turėjo sąsają, kai jie daugiau buvo fiziškai aktyvūs. 6-17 metų vaikai ir paaugliai iš tiesų viršyje tas rekomenduojamas laiko normas naudojimuose ekranais. Ir iš tikrųjų manau, kad labai naudinga visiems žinoti tas normas, kurios yra pagal skirtingą amžių. Tai iki 2 metų, kaip matome, turėtų vaikas iš viso ekrano nesinaudoti. 2-5 metų vaikams rekomenduojama iki 1 valandos ekrano laiko. 6-9 metų vaikams rekomenduojama norma mažiau nei 2 valandos. Na ir 10 bei vyresniems vaikams maksimumas laiko yra 4 valandos per dieną. Ir iš tiesų svarbu paminėti, kad tas viršytas valandų skaičius iš tikrųjų yra reikšmingai susijęs su žalojančiu poveikiu ir probleminiu interneto naudojimu. Tai reikėtų labai atsakingai žvelgti į tą naudojimosi trukmę. Na ir dabar pereisiu prie tokios praktinės dalies, kai pristatysiu, kaipgi mūsų progimnazijoje sekėsi įgyvendinti šitą pokytį. Tai pirmiausia, mes bendradarbiavome su skaitmeninės etikos centru ir paprašėme jų mūsų mokyklos bendruomeniai pristatyti
tuos argumentus, grįstus mokslu, žodžiu, jų patirtimi, su kuria jie susidūrė, analizuodami sistemingai duomenis ir, žodžiu, nagrinėdami užsienio šalių patirtį. Taip pat praėjusiais metais dalyvavome Nyderlanduose stažuotėje ir joje pamatėme gerąją patirtį, kaip mokykla veikia sėkmingai be telefonų. Taigi nusprendėme suorganizuoti mokymus ir tėvams, ir mokiniams, ir mokytojams. Na, jie buvo truputėlį skirtingi, kad būtų skirtingai įtraukus, bet tikrai pasiteisino šitas žingsnis. Tuomet buvo tokios 2 klasės, kurios nusprendė būti pirmūnėmis ir šitą iššūkį priimti dar prieš įvedant šitą reformą visoje mokykloje. Tai jie dalinosi geriausiamis patirtimis su kitais mokytojais, auklėtojais, kad, neišsigąstų šito pokyčio ir imtųsi ir kiti. Tai trečiuoju žingsniu mes jau pasiekėme to įgyvendinimo, kai kūrėme bendrus susitarimus, remiantis klasių bendruomenių apklausomis, žodžiu, surinkome duomenis, kad didžioji dauguma mūsų mokyklos bendruomenės pritarė šitam atsisakymui ir tuomet buvo sudaryti tokie susitarimai, tvarkos aprašas parengtas, įsigytos telefonų dėžutės ir, žinoma, konsultuojami mokytojai. Tai iš tikrųjų šitas žingsnis buvo toks ganėtinai platus, mes davėme laiko, po mokinių atostogų nuo vasario mėnesio įvedėme tą naujovę ir iš tikrųjų galėjome pasidžiaugti, kad visai sėkmingai pavyko priimti tas pasikeitusias taisyklės mokykloje mūsų mokiniams. Dabar pasidalinsiu savo kolegės Kristinos pilotinės klasės žingsniais ir patirtimi, kas liečia klasės lygmenį. Tai pirmiausia buvo pokalbis ir susitarimas su būtent mokiniais ir tėvais. Tai klasės bendruomenė sutarė, kad mokiniai už šito iššūkio priėmimą ir buvimą tokiais pirmūnais gaus vėliau ir apdovanojimą. Klasės bendruomenė ėjo į boulingą po sėkmingo telefonų atsisakymo, nes vaikams tikrai iš pradžių nesužavėjo tokia mintis atsisakyti telefonų mokykloje. Jie buvo įpratę jais naudotis neribotai ir patys, žodžiu, reguliuoti savo laiką praleidžiamą prie telefonų. Tai iš tikrųjų įvyko toks sąmoningas apsisprendimas, nes mokiniai įvardino priežastis, kodėlgi būtų verta pabandyti tokį iššūkį ir kodėl jiems galbūt tai galėtų būti naudinga. Klasės tėvų bendruomenė irgi pritarė, ir toks buvo susitarimas. Pirmosios dienos iš tiesų buvo nelengvos, mokiniai paminėjo, kad jiems buvo sunku matyti laiką, kada ateiti laiku į pamoką. Taip pat jie nebegalėjo pasitikrinti tvarkaraščio, jeigu kartais pasimirždavo. Jiems buvo kartais net keldavo, kaip čia citata, panika, tai, kad jie yra be telefonų ir negali laiku ir kada nori pasižiūrėti į jį, negali bendrauti galbūt su kitais bendraamžiais telefone ir minėjo, kad nesąžininga, kad kitose klasėse dar to nėra. Tai čia, kai jie buvo pilotinė klasė ir dar kitos nebuvo ėmusios šito iššūkio. Ir vėliau, jau praėjus toms pirmosioms sunkiausiams dienoms, atėjo tas atradimų metas, kai vaikai grįžo į tokį tikros vaikystės gyvenimą, kai prasidėjo išdaigos mokykloje. Mes tikrai susidūrėme su daug iššūkių, kai atsirado ir vandens balionėliai, ir karstymasis į medžius, ir, žodžiu, vėlavimas į pamokas. Tikrai buvo nemenkų tokių iššūkių, bet mes nusprendėme, kad verčiau mes jau priimsime juos ir sustiprinsime tą budėjimą pertraukų metu.
negu matysime tuos tokius į zombius panašius vaikus, sulindusius į savo telefonus per kiekvieną pertrauką. Tai jie patys atsinešė knygas, atsinešė stalo žaidimus, rado kažkokių kitų būdų užsiimti tą laisvą laiką kažkuo naudingu. Tai kvadrato žaidimas pas mus labai populiarus mokykloje, tai jie per kiekvieną pertrauką dabar eina į lauką, nesvarbu koks oras, ir žaidžia kvadratą, ir paskui laimi prizinės vietas Vilniaus mieste. Taip pat labai svarbios buvo refleksijos ir atlikus jas, po kurio laiko paaiškėjo, kad mokiniai įvardino tuos privalumus, kad pradėjo skaityti, daugiau bendrauti su klasės draugais, taip pat bendradarbiauti, visa klasė tokia draugiškesni pasidarė ir iš tikrųjų jiems net, kaip minėjo vienas, mažiau skauda akis, galva, jie yra tiesiog tokie aktyvesni vaikai. O trūkumais įvardino, kad negali pasitikrinti laiko, čia buvo geras mums ženklas įsigyti daugiau laikrodžių mokykloje, taip pat įgalinome dar labiau savo informacinį televizorių, kuriame skelbėme, visas naujienas, skelbimus, bet ir mokinių tvarkaraštį, kad jie galėtų pasižiūrėti bet kada, į kokią pamoką turi nueiti. Ir žinoma, minėjo, kad nežino, kur ir kada vyksta renginys, irgi tame televizoriuje išsprendėme, rodome informaciją apie renginius, kada per kurią pamoką. Ir dar buvo mokytojo pastebėjimai. Tai ši mokytoja paminėjo, kad buvo šis pokytis sumažino priklausomybę nuo ekranų ir atgaivino tą bendravimo kultūrą. Per ilgasis pertraukas mokiniai žaidžia futbolą, krepšinį ir leidžia laiką stadione ir mokytoja šitas pokytis iš tikrųjų labai džiugina. Tai čia akimirkos iš mokinių gyvenimo be išmaniųjų telefonų, tai mokykla turi tokį seną pianiną, mokiniai groja, juo žaidžia Uno kortomis, stalo, oro ritulį žaidžia ir iš tikrųjų dalyvauja įvairiose kvadrato varžybose pertraukų metu ir ne tik. Taip pat noriu čia keletą naudingų šaltinių jums palikti, kurie mums pravertė rengiant aprašą, gyvendinant šitą pokytį. Tai yra Elizabeth Kilby knyga Vaikystė tarp ekranų, taip pat skaitmeninės etikos centre publikuotomis gairėmis ugdymo įstaigoms rėmėmės daug ir iš tikrųjų skaitmeninės etikos centras turi savo naudingą tinklalapį e-etika LT, kuriame publikuoja naujausius tyrimus, argumentus ir įvairią kitą informaciją, kuri gali praversti rengiantis šiam pokyčiui ir jį gyvendinant sėkmingai. Ir tiesiog norėčiau visus pakviesti dalintis atvirai su kitomis ugdymo įstaigomis gerosiamis patirtimis ir iš tikrųjų kreiptis į mus, jeigu jums prireiktų kažkokios pagalbos, patarimų ir panašiai įgyvendinant šitą svarbų pokytį mūsų vaikams. Tai labai linkiu mokiniams iš telefono sugrįžti į gyvenimą, ir mums prisiminti, kaip svarbu leisti laiką realybėje. Ačiū.